Sveiki. Šiandien vadovaujas taisyklė geriau padaryti, bet netobulai, negu tobulai, bet niekada nepadaryti. Ir taip per trumpą atsiradusi tarpelį spontaniškai galvoju, kad visgi reikia pasidalinti tom mintim apie terapinius šunis. Tai nuo ko norėtųsi pradėti, kaip dalinausi video apie kaniterapeutus, arba gyvūnų asistuojamos terapijos specialistus. Taip, minėjau, kad tiek pats specialistas turi būti pabaigęs ir specialius mokymus, šiuo metu, jeigu jisai jau nori vadintis kaniterapeutu, turi būti ir atitinkamos leidimas, licencijavimas iš valstybės pusės, taip pat, irgi pagal naują įstatymą. Tai taip, kaip yra tokie reikalavimai žmogui, kuris tą terapiją užsiema, labai logiška, labai suprantama, lygiai taip pat yra reikalavimai šuniui, kuris gali tuose užsiėmimuose dalyvauti. Jeigu yra gyvūnai, kurie, ieško sprogstamųjų medžiagų, arba narkotinių medžiagų, jie turi vienokį pasiruošimą. Šunys, kurie jį padeda žmonių paieškoje, arba ten kažkaip gelbėjime, jie kitaip yra mokami, ruošiami. Tai šunys, kurie dalyvauja terapijoje su žmonėmis, tas pasiruošimas yra visiškai kitoks. Ir jeigu taip labai trumpai, nenorisi nuo pat pradžių, po truputį, tai nuo ko viskas prasideda, viskas prasideda nuo to, kad mes, pasirenkam veislę, galbūt pasirenkam šunį ir, kažkaip pradedam ten to mažo šuniuko ieškotis. Tai dar ta pati pradžia apie tas veislės. Yra tikrai labai daug ginčų, labai daug tokių nevienareikšmių nuomonių ir net tokių konfliktiškų, nes vieni vienaip palaiko, kiti kitaip, bet tikrai labai svarbu čia pasakyti, kad nėra tokios nuostatos, kad kažkokios veislės tinkamos, o kažkokios štai netinkamos. Kaniterapija tikrai taip nėra. Ir tikrai nėra priimta, kad šuo turi būti būtinai veislinis ir ten su visa istorija. Tikrai gali būti visaip ir visaip yra tinkama. Mums svarbiausias dalykas čia yra, kad mes žinotumėm, koks tas yra šuo, kad jisai būtų toks nuspėjamas, protingai nepaklusnus, kad jisai būtų socialus, kad jisai būtų draugiškas, kad jo istorijai nebūtų patirties, kai jisai būtų kam nors įkandęs, nes irgi yra tyrimų, kurie rodo, kad kažkaip paskui tas elgesys visgi turi tendenciją atsikartot, o terapijai būna visaip. Mes privalom šunį saugoti terapijoj nuo kažkokio netinkamo elgesio ar vaikų, ar būna specifinių sunkumų ar sutrikimų, pavyzdžiui, kai ten smarkiai rankos ten susispaudžia raumenis prie tam tikrų sunkumų, sutrikimų, su ko aš pati nedirbu, nes čia yra toks ergoterapijos, kineziterapijos, ten tas sritis medicininė, bet vis tiek, yra tokių specifinių dalykų, pavyzdžiui, su psichozės srities, dalykai, kur žmogui taip pasirodo, kad taip kažkaip reikia padaryti, Yra dažnai tokie atvejai, kur kolegas pasidalina su Dauno sindromu, kur kaip kažkokių ribų dalykas arba, kažkoks toksai elgesys pasireiškia, kad šunį kažkaip staigiai negali paimti. Tai taip, mūsų atsakomybė čia nekeliu klausimo, ar tinkamai buvo tada to terapeuto elgesys, kad neapsaugoja, bet tai yra gyvenimas, visko atsitinka ir tada, jeigu taip atsitiktų, taip šuo gali, parodyti tą nepasitenkinimą kažkaip, galbūt garsiškai, ar kažkaip, kad irgi tada mes su vaiku kalbėsim, kad matai, šuo tikrai sakė, kaip skauda, bet šuo negali įkasti, bet tai čia tokia situacija, tokia ekstra, to neturėtų būti, bet ir neturėtų būti šuns patirti kažkokių įkandimų. Tai dėl to net, kai mes mokinam nuo pat mažens, to šuniukus, labai svarbu vis tiek, kad kažkaip tai, to elgesio nepasitaikytų. Tai dabar, kas liečia veislės, yra tokių veislių, kurios tiesiog yra žmonių tokie draugai. Ir jie nieko nemedžioja, nieko ten nesargauja, jie tiesiog taip kažkaip linkia. Tai yra manoma, kad šitie šunys, štai yra Kavalieriaus karalius Karolis Spanieliai, kuriuos aš turiu, jie tokie tikrai
tie žmonių kompanionai, ne, saugoti namų tikrai jų nepalikčiau, nes būtų nulis naudos iš jų. Kažkokius kitokius svarbius darbus daryti irgi tikrai nebūtų iš jų labai didelės prasmės, bet vaikščioti iš paskos ir visginti uodegą, ne, ir norėti, kad šeimininkas būtų laimingas, tai tikrai mano damos yra pasiruošusios, ne, yra tokių veislių, pavyzdžiui, ne, yra veislių, kurios yra iš medžioklė, medžiokliai buvo skirtos, buvo išveistos, ne, bet toj medžiokliai yra labai skirtingai. Pavyzdžiui, jeigu mes turim veislę, kurios paskirtis, kaip ir mes žinom, kad buvo pagauti gyvą kažkokį padarą medžioklėje, gyvą gyvūnėlį, ne, ir jį, kažkaip per jėgą atitempti, per agresiją, ne, savo šeimininkui. Čia yra vienokia situacija, kai mes kalbam apie šunis, kurie taip, žodžiu, jų ten paskirtis medžioklį buvo pradžioj užpulti kokį nors ten krūmą prie ežero, ne, kad ten antis tas išsiskraidytų, nes jisai čia patiria kaip kokį žaidimą, ne, tas antis išsiskraido, medžiotojas šaudo, negyvas paukštis nukrenta į ežerą ir visiškai toks excited, ne, tas šuo puola į tą vandenį ir lekia, žodžiu, neišgelbėti, bet pagauti tą žaisliuką ir jį atnešti šeimininkui. Šita situacija yra visai kitokia, jinai jau yra apie tokį žaisliuką, kurį šuo neša, ir tada čia gali būti ta situacija labai kitokia, nes genas yra labai vis tiek stipriai veikiantis dalykas. Dėl to, jeigu mes žinome, kad tam tikra veislė gali turėti kažkokių, tokių agresijos dalykų, mes turim labai patikrinti. Pirmiausia, mes patys ruošdami atsakingai savo šunį, ne, terapiniam darbui, turim vis klausti savęs, galbūt net taip kažkaip sąmoningai, tyčia sukuriant situacijas ir pasižiūrint, ar tikrai nėra jokių situacijų, kur yra kažkokio, ne, agresyvumo į kitus gyvūnus, į kitus žmonės, ne, į kažką tai, vis paprovokuodami, nes, kas įvyksta, ne, jeigu mes neišlaikysim terapinio šuns egzamino, nors mums žiauriai norisi dirbti tokį darbą, tikriausiai mes paverksim, paliūdėsim ir atsigausim. Jeigu atsitiks kažkoks nepataisomas dalykas, kai mūsų šuo parodys agresiją ir tai turės kažkokių neigiamų pasekmių, tikriausiai, tie kažkokie tokie jau ten padariniai, ne, mums jie bus didesni ir emocinė prasme, ir kažkokia galbūt finansinė, ir tokios šlovės, ne, kažkokios, ir mes žinosim, kad mes klientui, ne, padarėm žalą. Tai tas tikrai yra žymiai sunkesnis dalykas. Tai kas liečia veislę, jeigu mes žinom, kad gali būti kažkokiu tokio agresijos dalykų, mums tikrai svarbu patiems pasižiūrinėti, ten pasierzinti to šunį, pasižiūrėti, kaip jis elgiasi. Būna be galo daug pavyzdžių, kai nėra ir nepasireiškia ir viskas yra tvarkoje. Čia labai svarbu šitą žinoti. Ir tiesa, irgi, minėjau apie savo tuos, kavalieriaus karaliaus panėliai. Jie, sakau, čia tokie, kai žmogaus kompanionai, jokiai čia nei medžiokliai, nei kažkokiai tarnystė, nei sargybai, žodžiu, nei avims ganyta, niekam netinka, jie tik tai nesaugo, draugauja, vizgina uodegom. Bet yra tikrai be galo daug šitos veislės atstovų, kurie netiktų terapijai vien dėl to, kad jie yra jautrus. Kartais jie tokie yra choleriški, kartais jie yra jautrus, kartais jie tokie, lyg atsitraukia, nes tame santykyje, su svetimais žmonėm lyg nesijaučia kažkaip saugiai, ir tada tai irgi netinkamas dalykas. Čia kalbu apie tai, kad veislė, taip, mes galime ją pasižiūrėti, tai yra svarbu, bet, žymiai svarbiau yra pati to šuniuko asmenybė. Tai čia toks, labai filosofiškai, labai, žodžiu, ne konkrečiai, bet mes turim žiūrėti esmę. Dabar, jeigu mes išsirinkom kažkokią veislę, ir mes, idealiu atveju, mes žinom, iš kur tas šuo pas mus atkeliaus, tai tada yra tam tikras testas. Dabar nepasakysiu jo pavadinimą, ar čia yra tas pasekmė, kai spontaniškai pradedi kalbėti. Bet yra testas, kuris net skirtas atrinkti mažiems šuniukams iš visos vados, pasižiūrėti, kurie galėtų būti tinkamesni, kurie mažiau tinkami, tai yra apie tokią, kiek šuniukas kontroliuoja šeimininką, kiek šuniukas yra jautrus
nedrąsus galbūt, kiek linkęs bendradarbiauti ir taip toliau, nes tie dalykai tikrai bus svarbus paskui, kai mes dirbsim su to šuniu, tai jeigu pavyktų juos patikrinti, tai yra tikrai nuostabu. Tas testas tinka iki tam tikro amžiaus šuniukų, mažiems šuniukams, dėl to vat, jeigu mes taip jau iš veislyno renkamės nemažą šunį, mes turim tiesiog daugiau galimybių įsivertinti kažkokius dalykus. Čia vat kaip su veisle arba kaip su tuo istorija, ar mes žinom ar nežinom. Jeigu mes nežinom, mes tiesiog skirsim daugiau dėmesio tokio vat susitelkimo ties įvertinimo, ar mano šuo kažkur gali būti per jautrus, ar gali būti kažkokios agresijos dalykų, ar gali būti kažkodėl dėl jo kažkokių elgesio dalykų netinkamas terapijai. Jeigu aš žinau jo visą istoriją, aš tarsi galiu truputėlį daugiau atsipalaidavimo turėti tos rytinės. Aš matau, kad istorija jo yra viskas tvarkoj. Čia vėlgi, kai kalbam apie gyvūną iš prieglaudos ir mes nežinom istorijos ir šuniui ten sako, ne 4 metai net yra, tai šitoj vietoj labai svarbu turėti, vėlgi, aš minėjau, kad aš nesu gyvūnų elgsenos specialistė, aš nesu dresuotoja, taip aš turiu patirties su šunų elgesiu, tik tiek, kad mano pirmam šuniui ne 7 metai ir mes taip nuolat vis kažkokius dalykus turim mokytis, dresuotis. Ir taip su kolegom kiek pasišneku, bet čia yra visiškai tokia mano nuomonė, galbūt kažkas galėtų nestikti ir jeigu yra kitokios nuomonės, tikrai kviečiu pasidalinti. Bet jeigu mes turim šunį iš prieglaudos ir mes žinom, kad to šuns amžius yra 4 metai ir mes visiškai nežinom nieko apie tą šuns istoriją, mums tikrai būtų be galo svarbu tą istorijos, istorijos jeigu nežinom, bet kažkokiais vis tiek informaciją apie tą šunį susirinkti. Tai ką tai reikštų, kad mes galbūt nepuolam iš karto, tą patį mėnesį ten ruoštis egzaminui terapinio šuns ir kažkaip su labai dideliais lūkesčiais, galvoti, kaip to šuo pradės to dirbti po labai greito laiko, bet visgi mes pagyvenam kartu ir pasižiūrim, kaip šuo reaguoja į kitus šunys, į staigius prisilietimus, į kažkokius netikėtus dirgiklius, garsus, vaizdus, dar kažką. Vien tam, kad tiesiog įsitikinti, kad kažkokios žalos negali būti padaryta, bet iš principo nuostatos, kad šuo iš prieglaudos ar neveislinis šuo ar konkrečių kažkokių veislių, tokios nuostatos nėra. Mes kalbam tik apie šuns elgesį, kad jisai yra visgi toks draugiškas, socialus, protingo paklusnumo tame yra ir kažkaip mes su to šuniu susišnekam ir komandai galim dirbti. Turim šunį, ar idealus tas scenarius, ar mažiau idealus, bet kai nusprendėm, kad tas šuo yra tinkamas, svarbu jį mokyti. Idealiu atveju tas šuo nuo pat mažens, jau veislyne būna tokių visokių socializacijos dalykų, visokių sensorinių stimuliavimų, kad nebijotų didelių kažkokių vaizdų, smarkių kažkokių garsų, neįprastų čiuženimų, kažkokių paviršių, visokie tokie dalykai turėtų būti. Vėlgi, jeigu to nėra ir mes matom, kad mūsų šuniui to trūksta, aišku, kad gali būti tas lavinama. Taip, kažkokie dalykai, kuriuos šuo mato, girdi, jaučia, užuodžia pirmą kartą, jie kažkaip tai gali kelti tokius neigiamus jausmus, kažkokį nerimą, bet taip pat yra ir mums, žmonėms, kai mes su kažkuo susidurėm pirmą kartą, mums natūraliai tai gali kelti neigiamų jausmų ir labai svarbu, kad mes tai susipažintume, įsivertintumėm, ar tai yra kažkoks pavojus tame ar ne. Tai šuniui lygiai tas pats, mes po truputį pratinam, pavyzdžiui, kažkiek kvapai, jeigu mes ruošiam šunį eiti į stacionarą, į skyrių, kur kokia nors konkrečia liga ir, pavyzdžiui, ten stiprus kažkokie kvapai gali būti, arba medikamentų būna stiprus tokie irgi kvapai, tai mes šunį ruošim. Jeigu mes matom, kad mūsų šuo yra per jautrus kvapams, mes tikrai galim paruošti jį, vėlgi egzaminą išlaikyti, tik mes turim klausti savęs, ar tikrai reikia tam šuniui eiti į tą stacionarą, kur labai daug stiprių kvapų per tą socializaciją. Jeigu mes pamatom, kad kažkaip labai šuniui kažkokie, nežinau, ypatingai išsiderina, kai kažkaip tai daug
nežinau, daug žmonių arba kažkaip, nu, vat mes turim būti jautrus ir net kai mes jaučiamės paruošę savo šunį terapinio šuns egzaminui ir net kai mes jau norim pradėti tą terapinį darbą, mes vis tiek turim labai žiūrėti šuns gerovės ir jeigu mes žinom, kad mūsų šuniui, nežinau, didelės žmonių grupės netinka, mes turėtumėm kažkaip priimti tą sprendimą šuns labui, ne, ir šunį saugoti. Jeigu mes matom, kad šuniui ten kažkoks konkretus dalykas, kad kvapai netinka, mes turėtumėm pagalvoti alternatyvą, ne, kartais, nu, vat, tai reikia pasižiūrėti. Vėlgi yra šunys, kurie draugauja su kitais šunim, yra, kur nedraugauja. Taip, ir tada mes turim įsivertinti, kaip mes dalyvaujam renginiuose, kur yra kitų šunų. Ne, kai kurie sunerimsta, kai kurie galbūt pyksta, kai kurie norėtų saugoti skaniukus, ne, čia taip pat toks, vėlgi, ne, koks tas elgesys būna, nes taip šiaip jau, kad šuo nenori dalintis skaniukais ir ten lik tokio saugumo, urzgimo, tai, nu, čia yra viena, ne, ir toks šuo, mano manimu, vėlgi, ne, tokių, vat ir ką iš patirties matau, jisai gali būti terapinis, tik mes tikrai turim labai atsakingai pasirinkti, kad šuo nedalyvautų užsiėmimuose, kai reikia kažkokius ten žaidimus, ne, su kitais šunim daryti, kur būtų kitų šunių ir su jų ten mėtyti vaikai skaniukus, nes ten gali būti konfliktas ir kaip ta vaikai dalyvaus, bet individualiam darbė, ne, štai, pavyzdžiui, aš žinau, kad mano abudu šunis, jie gali būti su kitais šunim užsiėmimuose, bet, nu, vat, pupai tikrai mažiau patinka, ne, tai aš tikrai, nu, nepasirinksiu užsiėmimo, kur ten iš vieno bliūdo kažkaip ten, ne, vaikai ten prideda ir ten kaip nors turėtų ten valgyti. Aš įtariu, kad morkai būtų visai nesvarbu, bet vėlgi, ne, taip, nu, kažkaip, žodžiu, mes turim žinoti, kai mes paskui planuojam užsiėmimą, ar tai būtų susitikimas su šunim, ar švietimas, ar terapija, ne, kažkaip, vėlgi terapija gal daugiau individualiai, bet, vat, nu, nežinau, susitikimuose su šunim. Jeigu yra kitų gyvūnų, mes vis tiek planuojam tas veiklas, tai mes turim labai įsivertinti, kur pavojai, ką galim, ko negalim, kad paskui nebūtų neigiamų kažkokių dalykų. Gerai, tai žodžiu, pasirinkom šunį, jį kažkaip socializuojam, jį mokinam. Dabar, kas liečia terapinio šuns egzaminą, aš atstovauju Kaniterapijos asociaciją, tai egzamino gairės yra prieinamos viešai puslapyje kaniterapija.eu ir ten tikrai su plačiais aprašymais, ne, ir kaip ta užduotis atliekama, ko tikimasi iš šuns ir tikrai aprašyta, kokie ženklai šuns elgesio, ne, rodytų, kad kaip ir netinkama ta reakcija ir kurie skaitosi kaip tinkama. Tai galima tenais pasiskaityti, bet jeigu taip labai bendrai žiūrėt, mes vis tiek yra dalis užduočių, kur mes tikrinam šunį, kaip šuo reaguoja, ne, kaip jo ten reakcijos, ar jisai agresyvus, ar jisai jautrus, ar jam ten patinka, nepatinka, ar išbūna, ar neišbūna, ne, su kažkokiais dalykais, bet yra taip pat dalis užduočių, kuri yra apie tai, kaip aš kaip šeimininkas savo šunį saugo, ne, kaip pavyzdys ten. Šuo eina šalia kokio neįgaliojo vežimėlio ir taip mes žiūrim, kaip tas šuo jaučiasi, elgiasi, kaip jisai ten ką pasirenka, bet taip pat komisija labai atsakingai vertina, o tai ką aš darau, kad, nežinau, ant uodegos neužvažiuotų tas vežimėlis ir jeigu užvažiuoja, tai tas egzaminas kaip ir skaitosi neišlaikytas ne dėl to, kad šuo kažką ne taip padarė, bet dėl to, kad aš kaip šuns vedlys nebuvau pasiruošusi taip saugoti savo šunį, arba man ten pačioj pradžioj tokių daug buvo, kur, nu, vat irgi to šuns saugojimo kitaip, ne, kur kažkaip, nu, vat, modeliuojamas situacijas, nesuvaidinamas ir, nu, vat, man pasako, žiūrėk, vat, lik kojos tokios, ne, jautresnė tokia vieta, o paskui kažkokia kita užduotis. Aš ten neprisimenu tą vat egzaminą, tai ypač pirmą tam strese, tokiam irgi nerime, kaip čia mums seksis ir vat tik užduotis informuoja, kad kojas jautri vieta, pupos, taip reikia saugoti, kad niekam nedut liest. Ir staiga, ne, užduotis, kur mes ten sėdim šalia su žmogum, kuris vaizduoja ne vaiką ir tas vaikas paima už galinės kojas, ne, ir sako tada, nu, bet žiūrėk, taip negali būti. Tai taip tikrai negali būti ir man tikrai prireikia tų visų, turbūt, nu, va dabar aš jaučiuosi truputėlį daugiau suprantanti, bet suprantu kartu, kad ir
niekada nebus pakankamo to supratimo, bet tiesiog dabar turiu labai tokį jausmą, suvokimą, kad dalis užduočių yra tikrai ir apie šunį kaip šuo pasiruošęs, paklusnus, kažkokias komandas girdi, klauso, daro, bet ir kaip mes bendradarbiaujam kartu, ne vėlgi kaip komanda, kaip aš komunikuoju, kaip aš pastebiu, kaip šuo jaučiasi, bet ir kaip aš galiu šunį saugoti, kur yra visiškai mano atsakomybė, kad ir kokį elgesį šuo be pasirinkti. Tai šitos dalykus labai svarbu, kas liečia mokymą. Tai tikrai yra pavyzdžių, kur žmonės ir savarankiškai mokina šunį ir eina kažkur į dresūrą. Mes einam ir su Pupu ir su Morka į šunų universitetą, ten mums patinka ir daugiau kolegų, jau turim šiuo metu. Tai mokamės tenais, bet visaip, žodžiu, galima daryti, tik svarbu tikrai pasižiūrėti, kad šuo būtų tinkamai paruoštas. Kai tas egzaminas išlaikomas, jisai tada šuo gauna dokumentą, kuris rodo, kad jisai štai yra išlaikęs. Ir šito dokumento galima tikrai klausti, jeigu žmogus dirba su šuniu ir žmogus teigia, kad šuo yra terapinis, tai mes turim teisę kaip klientai klausti to pažymėjimo ir jisai turi būti. Kaniterapijos asociacija yra labai griežtai sutarta, kad tas pažymėjimas turi galiojimo laiką. Ir egzaminas yra perlaikymas pradžioj, kas žodžiu, po metų pasižiūrėti, kaip tas šuo tik pradėjęs dirbti, paskui kas 2 metus. Ir tai yra labai svarbu, nes emocinė būsena ir visokie dalykai gali tikrai labai kažkaip pasikeisti. Tai taip visai jau baigiant, tik norisi taip pasakyti, kad taip ties egzamino, šuns pasirašymas nepasibaigia, mokamės visą gyvenimą. Ir visada turim stebėti, nebūna tokių ypatingų situacijų, kai šuo kažkaip šuns elgesys gali pasikeisti, tai tada būtinai turime tai atsižvelgti. Vėlgi apie tą egzaminą perlaikymą, Lietuvoje yra ir kitų organizacijų, kas mano, kad tik vieno karto užtenka tą egzaminą išsilaikyti, mes vis kitaip laikomės tokios gal griežtesnės, kad tai geriau aš perlaikysiu, pasitikrinsiu, negu kad paskui kažkokiu tai neigiamų pasekmių. Tai čia taip trumpai, spontaniškai apie šunį, kiek buvo to laiko, tarpas, tai tikiuosi, kad buvo naudinga ir kviečiu, jeigu kažkokių klausimų, pasiūlymų, minčių lieka, tai kviečiu pasidalinti, parašyti žinutę. Iki, sėkmės.